švietimo sistema netaip moko, nes mes ugdami būti tam tikrais specialistais, o pagal kitų šalių pavyzdžius mes turim būti nelabai siauros srities specialistai, bet tie žmonės, kurie gyvenimą plačiau mąstytų. Ir tai, kad aš moku tik architektūrą, tai nereiškia, kad aš būsiu grynai architektas. Aš privalau plačiau mąstyti, turiu susiformuoti kažkokią savo nuomonę. Daug plačiau žiūrėti ir negalvoti, kad mokytojas ir dėstytojas sakė, tai išmokti aš negaliu papildomai skaitytis ir domėtis visiškai kitokią veiklą tam, kad būčiau spalvingas asmenybė. Su gitara mokiausi, bet aš be mokytojo iš YouTube'ės. Juokingai atrodo, bet būtent dabar tą patį aš darau su kompiuterinėm programom, su Photoshopu, su AutoCAD'u, su Revitu, su Illustratoriu. Kai pats gilinėsi, tu geriau tas problemas pavyzdį. Mes gal pratę, kad mokytojai viską pasako ir mums patiems galvoti nereikia, tau iškart nurodo, čia bus problema, čia bus problema, čia bus problema, tokie sprendimo būdai. Bet dabar, jeigu tau pačiam vėliau iškyla tokia minimali programa ir tu pasimeti, nežinai ką daryti. O jeigu pats mokaisi, tu gal pasidarai kažkokią programytę, kad nuo A iki Z aš ten išklausysiu tas paskaitas ir būtinai pritaikysiu. Būtinai darysiu tą patį ir po to dar kažką permaisęs, kažką panašaus padarysiu. Šita veikla mane pritraukė prie senelių namų, kur aš susipažinau su žmogum, kuris būdamas 70 metų išnekėjo 6 kalbomis. O šitą vietą tikrai buvo gyvenime, kad supratau, ką aš dabar veikiu ir kad aš turiu begalę laisvo laiko, bet jo nerealizuoju. Taip sakant, atmerkiau akis ir pamačiau, kad iki tol gyvenime gal nieko nebūna veikęs. Privertė mane būti kitokiu, pažiūrėti pasaulį iš visiškai kitokios prizmės ir suprasti, kad gyvenu čia ne vienas ir kad turiu atlikti tą socialinę pareigą, vardant savęs, vardant savo artimųjų, vardant šeimos, draugų ir paprasčiausiai žmonių, kurių nepažįstu.